Revoliucija stomatologijoje įvyko praeito amžiaus 50 metų pabaigoje. 1957 Amerikos tyrinėtojai Haroldas Hodžas, vienas įtakingiausių ir aukšto rango gydytojų, ir daktaras Geraldas Coxas iš Milono instituto staiga paskelbė tyrimą, kad aliuminio gamybos atliekos natrio fluoridas ypatingai naudingas dantų sveikatai. Ir po to buvo pradėta dėti fluorą į geriamąjį vandenį ir į visas dantų pastas. Ir ne tik JAV ir Europoje, bet net ir SSSR. Nuo tada fluoras įeina į visų gamintojų dantų pastas. Nusipirkti priemonę dantų valymui be fluoro praktiškai neįmanoma. Fluoridas tikrai puikiai susidoroja su bakterijomis, kurios kaupiasi burnos ertmėj. Stomatologai rekomenduoja valyti dantis ne mažiau 2 kartų per dieną ir dauguma klauso šių patarimų. Tik tai kariesas, su kuriuo neva puikiai susidoroja fluoras, niekur nedingo. Žmonės ir toliau kenčia nuo dantų ligų. Bet kodėl? Norite žinoti tiesą? Fluoras bendrai yra labai rimta medžiaga. Ten labai subtili riba. 4 mg paroje tai norma, o 5 mg tai jau toksiška. Dantų pastoje, pavyzdžiui, tiek fluoro, kad jeigu tai suleisti į vaiko kraują, tai būtų mirtina dozė. Be to, natrio fluoridas Amerikoje pripažintas kaip žiurkių nuodai ir naudojamas taip pat ir šiuo tikslu. Fluoro naudojimas karieso profilaktikai yra mitas. Tai yra tų įmonių išmislas, kurios iš tikrųjų ir finansavo šiuos tyrimus. Medikai patvirtina, pastovus fluoro naudojimas su laiku sukelia sunkius ir negrįžtamus procesus. Mūsų smegenyse pačiame centre yra nuostabi ir kol kas mažai ištyrinėta konkurežinė liauka. Yra žinoma, kad konkurežinė liauka yra atsakinga už gyvenimo suvokimą ir žmogaus psichinį vystymąsi. Natrio fluoridas lėtina konkurežinės liaukos darbą. Liauka nustoja gaminti melatoniną ir serotoniną. Pirmiausia, žmogui suprastėja kalbų įsiminimas, loginis mąstymas, palaipsniui blogėja atmintis, to rezultate protinis atsilikimas ir bendra degradacija. Yra žinoma, kad pažinimo procese dalyvauja įvairios smegenų sritys ir kad konkurežinė liauka vaidina svarbų vaidmenį kognityviniai ar pažinimo veikloj. Bet jeigu negatyvus fluoro poveikis žmogui akivaizdus ir visiems žinomas, kodėl niekas nieko su tuo nedaro? Fluoro preparatus gamina iš branduolinių atliekų ir daugelis mokslininkų mano, kad šie preparatai yra labai kenksmingi. Įdomu tai, kad dar Antrojo pasaulinio karo metais koncentracijos stovyklose fašistų biochemikai atliko eksperimentus su fluoru. Kaliniai buvo girdomi vandeniu su padidinta šios medžiagos doze. Archyvuose buvo išsaugota informacija, kad tiriamieji iš tikrųjų netekdavo agresijos ir tapdavo paklusne banda, be emocijų, jausmų ir atminties, demonstruodami visišką abejingumą gyvenimui. Galbūt tai nuskambės beprotiškai, bet ar ne to dabar norima iš mūsų visų? Žinoma, gal ne vyriausybinių lygių, bet tam tikrų tarptautinių korporacijų interesuose. Tiesiog egzistuoja pilnavertė politika, debilizuojant visuomenę. Taigi, šiandien tiek, draugai. Greitų metų šią tematiką ir panašia dar bus nemažai informacijos. Taigi, iki kito karto.